Nu, dar kartą labas rytas. Nežinau, kas čia buvo su tuo vaizdu. Dabar lyg tai geriau rodo. Tuo labiau, kad diena tikrai šiandieną, bent jau pats rytas, biški su debesais. Tai nežinau. Vienu žodžiu, aš dabar esu ant savo namo viršaus. Čia būtų mano gatvė. Va. Ten va, kur matosi mėlynas kamputis, ten yra mano balkonas. Čia va, džipniai dabar va, jau matosi normaliai ir va, kitas džipnis. Čia va laiptai. 22 milijonų namas. Kaip sakau, jau dabar be 15:07. Va, tai ką noriu pademonstruoti, tai va, čia yra mano naujas pliažas. Va, čia vakar aš čia susitvarkiau ir miegojau. Ta prasme, nemiegojau, aš čia deginausi. Va. Ir va, parodysiu, ką aš čia matau. Čia va, matau irgi va, žadintuvas. Čia gal višta, gal negaidys. Va, čia aš vaikštau pas save ant stogo. Ir dabar jeigu, kadangi 5 žvaigždučių viešbutis, tai va šį čia ateičiau į savo pusrusėlį ale džimą. Va, tai čia mano džimas, kur aš pasportuoju. Va, čia būtų laiptai žemyn. Ir ten paskiau dar gyvena. Nu, vienu žodžiu, žadintuvus girdit puikiai, man atrodo. Tai galite įsivaizduoti, kiek čia išeina miego, nes vienoj namo pusėje vienas kukarėkų, kitoj namo pusėje kitas atsako ir taip toliau panašiai. Bet va čia pliažas, ta prasme, džimas, pasportavau, pliažas. Tai kad nereikėtų eiti ten tų 15 minučių prie jūros ir gulėti tenai, tai aš labai puikiai va, įsitaisau va čia, sudedu kojas ir deginusi. Nu, čia buvo tik tai vieną kartą. Tai šiandieną, nežinau, sakau, diena tokia apsiniaukusi, apibjūrusi, bet tai gal čia viskas labai laikina. Ir viskas, dabar einu pasportuoti ir paskui eisiu čia. Arba jeigu čia neisiu, tai tada važiuosiu į turgų nusipirkti kažkokių tai vaisių. Tai sekantis reportažas bus iš turgaus, nes vaisių ten galybė, ta prasme. Reikia pažiūrėti, kaip atrodo. Tai tiek, iki kito karto.